Antra vieta Linas Volungevičius. Iš kartingo į formulę persės tikrai nėra lengva. Važiavau labai daug simuliatorių ir įsėdus į šią formulę, nuo kartingų labiausiai kas skiriasi tai yra greitis ir stabdymas. Greitis tiesioje yra 220 km/h, kur kartingą važiuoja tik 120. Labai daug galios, lyginant pagal jo svorį ir jinai bėgės labai greitai. Stabdo irgi lygiai taip pat labai greitai. Turi per save netgi persimušti, kad stabdytų kuo vėliau, nes jinai tiesiog stoja. Apie Formulę 4 niekada prieš tai nesu pagalvojęs, bet kadangi pirma lietuvių komanda įsigijo Formulę 4, Juta Racing, tai labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad jie atstovaus Lietuvą Formulės 4 varžybose ateityje, nes Formulė 4 dabar tiesiog labai populiarėja ir labai džiaugiuosi už juos. Mano svajonė būtų atvesti Lietuvą iki Formulės 1, nes iki šiol dar niekas to nėra padaręs. Šiam momentui norėčiau tiesiog važiuoti Formulės 4 čempionate, aišku, padaryti viską geriausia, ką galiu.